Žentai. Karina, aš atsiprašau, kad nesusivaldžiau. Nereikia man tavo atsiprašymų, hamulantas mužika. Kariai. Mamyt. Igle, gal važiuojam jau dabar? Niekur mano dukra nevažiuos. Aš to paklausiu svečio kambarį. Gerai, einam. Viskas. Taip dėmesio, išgėrė, atsipalaidavo. Moterims tai yra dovanotina, ar ne? Nu, kamgi tu tai? Juk atsiprašė, susitaikyk. Nu, tau tie žaibai solidumo neprideda. Nežinau. Ar nemyli, Iglio to Richardo. Tikra meilė ne taip atrodo. Ašgi negaliu likti abejinga. Nu, bet tu teisus, ne? Reikia mokėti atleisti. Nu, taip. Tik vat atsiprašymai, kai kurie nelabai atrodo nuoširdus. Ai, dėl Iglės aš išliksiu. Mandagi ir solidi. Nu, labai gerai. Gerai. Šaunuolė. Pamirškim šią dieną geriau. Oi, sunki diena buvo, sunki. Geriau išgeriam. Nu, velniškai sunki diena buvo. Ne. Pristojo. Štičtų. Tortą išmešk. Ai, net stos lenda. Tai jeigu ant grindų kraujas, reiškia davė į kaulus. Tai umarai? Greičiausiai. Tai nelabai galim grįžti namo? Galim sulaukti svečių. Tai viešbutį? Alio? Aš žinau, kur yra Mangis. Tik nedaryk jokių žygių. Jeigu įmanoma ištraukti, reikia traukti. O kam rizikuoti? Tai jeigu jisai nekaltas, išsiaiškins ir paleis. O jeigu tu kiši nosį tos reikalus, tada tikrai galvos, kad tu prisidėjai prie šaudimo. Nu taip, yra tavo žodžiuose tiesos. Gerai.
Lauks tais kambarį. Atsiprašau, gal galėtume pasikalbėti? Kokiu klausimu? Jūs prisimenate mane? Aš Kastyčio Stankaus draugė. Prisimenu. Aš norėčiau jam padėti. Jūs nieko negalite jam padėti. Jis kaltinama žmogžudystė. Dalyko kaltę įrodyti. Gal galėtume susitikti kur nors kitur, ramioj vietoj, privačiai pasikalbėti. Čia mano telefono numeris. Aš pagalvosiu. Lauksiu žinių. Čia apsistoja. Tai matai, kad Mangį iš mano namų įsivedė. Čia saugiau. Aišku, čia ramiau. Kaip į prigalą? Nežinau. Grįžau, kraujas ant grindų. Turbūt išjungė ir išsivedė. Davai tik mane čia nevėl gerai. Ne. Pats susitvarkysiu. Kurį laiko. Žinai? Kristupo klube. Čia netoliese. Rusijai uždarytas. Kas per klubas? Biliardo. Aš nufotkinu, parodysiu, po tam pakliūsiu. Tu gal gali langą pravirą palikti? Langą? Galiu. Gerai. Kitą kartą praneš, kad esi viduj. Taip ir infarktą gali įvaryti. Kaip sekėsi? Gerai, jau turim sulaikytą asmenį. Ką tokį? Tokia. Liepa Vitkutė. Liudininkė? Bendrininkė. Ar jinai turi kokį nors ryšį su tuo Robertu Mazūra? Čia tas žuvęs iš Airijos. Kas ta Liepa? Papasakosiu, einu ko nors valgyti pasidaryti. Aš sušį nupirkau, šaldytuvę padėjau. Ir ką tu galvoji daryti? Kaip tau atrodo? Varysiu traukti. Nu ir patinka tau tas banditų pasaulis. Prie ko čia patinka, nepatinka? Jeigu dabar ten daužo spardo, nesidėsiu rankas sudėjęs. Nesibaig čia gerojim. Baigsis.
Ištrauksiu mangį, paleis liepą. Susitvarkom reikalus ir varom prie jūros. Neisiu aš miegot, smogs tavęs. Tiek visko iškentėjom, palyginus čia. Lengvas pasivaikščiojimas. Aš taip noriu ramaus gyvenimo. Ir bus ramus. Žadu. Čia kieno? Kas ta Sofija? Stankaus draugė. Mieste pasigavo. Ko nori? Susimokėt? Opa. Tegu moka, tegu moka. Nežinau, ją prašyt. 50 000 mažiausiai. Kaip tą paimti? Ne per daug? Nu, tai nužudymas. Būtų galima daugiau prašyti, bet moteris padarysim nuolaidą. Turint omeny, kad reikės dar Stanku išsukti, gal geriau bylą Šarkiui perleisti? Kabėjai savo kolegės Virkutės? Jo, šitas keistai išnairuoja. Bus trikdžių. Gerai, permesim 6 valdybai. Ir šiaip nežinau, kaip reikėtų perkvalifikuoti. Nu, labai paprastai. Šaudė į svečius. Tai buvo pavojingas svečių gyvybėms, todėl ir atidengė ugnį. Paprasta. Ai, tegul Šarkys tvarkosi, bus ramiau. Padarysim. O šitos nepaleis sausos. Gerai, turiu važiuoti. Nakvot neliksiu? Ne, turiu susitikimą. Pasimatymas? Pavydi? Labai. Iki Dovilė. Kokie žmonės, koks vizitas. Как делишки, пасхардишки? Pakalbėti reikia. O kodėl tik pakalbėt? Galim ir išgert, prisėst, paliūdėt. O po to dar kartą išgert ir nekalbėt, patylėt. Mon plaisir. Sveiki. Nieko prieš? Žinau. Telefonas kur? Mašinai parkti.
Atvirumas kartais brangiai kainuoja. Žinau, Klausau jūsų. jūs suėmėt Kastytį Stankų. Taip. Aš noriu jam padėti. Pasimatyt, kažką perduot. Noriu, kad jį paleistumėt. Ašgi sakiau, kuo jis kaltinamas. Jeigu jis kažką ir padarė, tai tikrai netyčia. Nejuokinkit, žmonės tokių dalykų netyčia nepadaro. Tai tikrai neįmanoma nieko padaryti. Nu, galima bandyti perkvalifikuoti nusikaltimą, bet čia reikia greitų sprendimų, kol teismas nedavė leidimo suimti. Tai gerai, sakykit kiek. Tinka. Smagončikas. Oi, skaidrus suka, kaip vaiko ašara. Laikiau ypatingai progai ir va, ta proga atėjo. Būk sveikas. Sveikata. Kaip Kristus basom pėdom nuėjo. Gera? Gera. Vat, nu, kaip sakusi, kokiu reikalu mane patraukdėjai? Pagalbos reikia. Nu, kokios? Broliai Umarai mangi pasiėmė. Žinau, kur laiko. Reikėtų ištraukti. Pasiėmė. Čia dėl tos peristrelkės? Bet jis nedalyvavo. Jis ne prie ko. Jis tik stebėjo balių. Aš paprašiau. Norėjau žinot, su kuo Umarai palaiko ryšį. Tam, kad po to grohint. Kad žinočiau, ko saugotis. Larkinui Markiai neprisiskambino. Sako, tokio numerio nėra. Jo, žinau, kapiecas. Neįmanoma jiem prisiskambinti, žinau, kaip ir beniuchai. Man irgi sako, tokio numerio nėra. Tai pagalbos nesulauksiu.